Kaip ir sakiau, man atrodo, mums visiems garbė, kad mes galėjome iš arčiau susipažinti su Teresės gyvenimu. Jis ir įkvepiantis, ir parodantis galbūt daugybę tokių pusių, apie kurias mes dažnai nepagalvojame, parodantis tą feminizmo judėjimo antrosios bangos tam tikrus ypatumus atskleidžiantis. Bet šiandien gal ne apie filmą, nes dalis mūsų diskutantų jo nematė. Galbūt tie, kurie matė, pasakys savo įspūdžius, klausant. Šiandien mes apie visuomenės karštį, matuosime visuomenės karštį ir kalbėsim apie homofobiją ir transfobiją Lietuvoje. Turbūt simptomatiška yra tai, kad su mumis šiandien yra tik tais opozicinių partijų atstovai. Tai nereiškia, kad kitos partijos nebuvo kviestos. Organizatoriai kvietė taip pat ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovus, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovus bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovus. Tai pastaros dvi neatsiliepė, o man buvo pateikta informacija, kad Tėvynės sąjunga norėjo atsiųsti Mykolą Majauską. Vis dėlto organizatorių nuomonę dėl neišsklaidytų galbūt abejonių dėl seksualinio priekabiavimo nebuvo tinkamas atstovas žmogaus teisių diskusijoje. Tai šiandien turime atstovus, kurios turime. Aktualijų labai daug paskutiniu metu, pradedant nuo politinių aktualijų Seime, kalbant taip pat apie neapykantos nusikaltimus. Gal aš nuo neapykantos nusikaltimų ir pradėsiu šiandieną, nes keitėsi tos idėjos, nuo ko pradėti diskusiją, nes kiekvieną dieną, kaip sakant, po naujieną. Šiandien, nežinau, kas žinojote, kas ne, buvo padegtos dar vienos duris režisieriaus Romo Zabarausko name. Tai jau trečiosios duris per 2 savaitės. Tomai, klausimas tau. Praėjusią savaitę tokia tam tikra euforija buvo apėmusi, kai matėme daugybę žmonių išsikabinančių vaivorykštės vėliavas ir atrodo, jas tikrai vėl po truputį viskas gerėja, atmosfera gerėja, LGBT visuomenės dalis ir LGBT žmonės gali galbūt jaustis vėl saugesni, nes užnugarį turi daugybę palaikančių žmonių. Tai visgi ar gali LGBT žmonės jaustis saugus Lietuvoje? Klausimas reikalaujantis plačios diskusijos, bet labas vakaras visiems pirmiausia. Ir kalbant apie tos pastarųjų savaičių, argi netgi mėnesių įvykius, kai mūsų bendruomenė susiduria su tam tikrais neaiškiais išpoliais, kurie galimai yra nukreipti būtent prieš bendruomenės narius ir turi homofobinių arba transfobinių motyvų, tai vėlgi svarbiausia reikėtų akcentuoti ne pačius išpolius, bet kaip teisėsaugos institucijos reaguoja į tuos išpolius. Nes, žinot, visokių gali situacijų ir incidentų gyvenime nutikti, bet mes, būdami Lietuvos visuomenės dalis, turime turėti galimybę jaustis saugiai. Ir iš tam tikrų požymių ar tam tikrų komentarų, pasiūlymų nusikabinti vėliavas, mes galime preziumuoti, kaip bendruomenė, mes nesame saugus, nes valstybės institucijos, kurios turėtų mus saugoti, jos nėra pasirengusios tą padaryti. Bet šioje vietoje reikėtų užduoti klausimą arba galbūt akcentuotis ne tai, kas yra blogai, o ką reikia daryti, kad būtų geriau. Nes užtenka kalbėti, kaip viskas blogai, reikia iš tiesų imtis ir judėti į priekį. Ir ta akcija, kai mes su Romo surinkome tam tikras lėšas ir išdalinome 500 vaivorykštės vėliavų, ir buvo ta žinutė, kad Lietuvos visuomenė iš tiesų pasikeitė. Ir pasikeitė į tą, kad mes galime dalinti vėliavas laisvame mieste, jas iškelti. Galime diskutuoti apie įvairias temas. Galime kviesti politinių partijų atstovus. Vieni į mūsų diskusijas, vieni atvyksta, kiti neatvyksta. Tai tiesiog akcentuoti pozityvę judėjimo pusę, kad daug dalykų keičiasi į gerą. Galbūt, aišku, mes norėtume, kad jie keistųsi žymiai greičiau, negu jie keičiasi, bet vienareikšmiškai nesustoti ir judėti į priekį reikia. Norėtųsi pamatuoti tą visuomenės karštį, tuo pačiu paklausiant ir auditorijos, kas manote, kad per pastaruosius 10 metų LGBT žmonių situacija Lietuvoje pagerėjo? Pakelkite rankas.
kažkur pusę auditorijos ir kelia Lietuvos Respublikos Seimo narė rankas ir kiti ir kelia rankas. Aš irgi taip pakelsiu prie tų taip pat rankas. Norėtųsi sugrįžti dar prie kitų aktualijų. Vakar buvo paskelbta peticija Išneškite Gražulį. Ar visi pasirašėte? Pakelkite rankas, kas pasirašėte. Dar nedaug, tai dar yra progos pasitaisyti. Per mažiau negu parą peticiją pasirašė 8,500. Dabar nežinau, netikrinau filmo metu, koks yra skaičius. Jūrate, gal jūs pakomentuotumėte, koks tikslas tokios peticijos ir kodėl jos iš viso reikėjo? Neabejoju, kad dauguma žino, kad antradienį Žmogaus teisių komitetą būtent Seime buvo paskirtas Seimo narių balsų dauguma Petras Gražulis. Tai ko siekiama visgi tą peticiją ir ką jį rodo, ką rodo tokie skaičiai? Aš manau, kad niekas turbūt nesvarsto, negalvoja, kad poną Gražulį pavyks kažkaip normalizuoti, pavadinkim taip. Tai iš principo yra žmogus klaunas, kuris klaunados ir tam tik klaunados būdu, pasitelkiant tam tikras marginalizuotas grupės, renkasi savo sėkmingai balsus, arba bent jau iki šiol rinkdavosi savo sėkmingai balsus ir nuo jo tarsi nuo žąsies nuriedėdavo tas vanduo ir atrodo, kaip sausas išlenda iš galvos, taip sausas. Ir kai vakar pamatėm, kad socialinėse medijose yra visai nemažai informacijos ir naujienų, žmonės dalinasi ir yra pasipiktinę tuo, kad jis yra paskirtas į Žmogaus teisių komitetą, mes pagalvojame, kad vis dėlto reikėtų kažkaip mobilizuoti ir konsoliduoti tas jėgas ir paklausti šitą peticiją iš principo Seimo valdančiosios ypač daugumos, nors tiesą pasakius, kai kurių ir opozicijos partijų balsai nustebino, ar Seimas toliau mano, kad jis yra irgi klaunada. Ar mūsų įstatymų leidžiamoji valdžia mano, kad jie yra klaunados verta institucija arba klaunados vardo verta institucija. Tai tikslas buvo toks ir nors peticiją paleidom 19 val. Atsiprašau, iš karto po kreivių atidarimo reikėjo greitai socialinėse medijose sėdėti, skaičiai tiesiog nustebino, žmonėms nusibodo žeminimas kitų žmonių, nusibodo nuolatiniai rėkavimai, stūgavimai, nes dabar kaip tik buvau su ponu Gražuliu tiesioginėme etery, tai jį tiesiog išjungė, nes jis pradėjo rėkti. Tai, o dabar link tos apibendrinamosios dalies yra, iš tikrųjų, aš prieš šitą diskusiją buvau gana šiek tiek skeptiškai nusiteikus, nes atrodo, kad homofobija ir transfobija kaip tokia vis dar yra būdas mobilizuoti rinkėjus, sakykime, kad ir tas pats Stambulo konvencijos atvejis, kai jinai freimina šitą konvenciją kaip homoseksualizmo, transseksualizmo ir visų kitų blogių propagavimo būdą, iš tikrųjų buvo visiškai nustumta į stalčių, nors jie nieko apie tai praktiškai neturi idėją. Bet tie 8,500 pasirašysių žmonių šiandien mane labai maloniai nustebino. Klausimą turiu Lietuvos Respublikos Seimo nariai Aušrinei Armonaitei, vienintelį Seimo narį, kuris šiandien atėjo diskutuoti su mumis. Ačiū Jums. Klausimas vis dėlto apie temperatūrą Seime. Kokiagi ta temperatūra Seime, kalbant apie Seimo narių požiūrį į lesbietės, gėjus, biseksualius, translyčius asmenis ir gal, nežinau, tam tikras iniciatyvas jų lygiateisiškumo link ar atvirkščiai? Tai labas vakaras. Na, iš tikrųjų, kokia temperatūra? Tai praeitą sesiją siūlėme partnerystės įstatymą, 29 balsus sukrapštėme. Man atrodė mažoka, Tomui atrodė daugoka lyginant su ankstesniais bandymais. Norėtųsi daugiau. Dabar dėl Gražulio. Visiems jis jau žiauriai nusibodęs ir dabar mes apie jį kalbame. Ką tik čia atvažiavau iš laidos filmavimo Valanda su Rūta, kur spėkite, apie ką mes kalbėjom, apie Petrą Gražulį ir buvo tema, kodėl jis yra Žmogaus teisių komitete taip pat. Jūratė kalbėjo Lietuvos radijoje apie Petrą, mes čia vėl kalbame. Tai biškai per daug dėmesio, manau, tai kukliai asmenybei. Bet iš tikrųjų gal porą dalykų dėl būtent Žmogaus teisių komiteto ir jo galimos būsimos veiklos ten.
Iš tikrųjų, nustebino visų pirma toks planas, aš jį pati sužinojau dar tada, kada nebuvo registruotas pats projektas, tik tai iš kalbų, kad čia Seimo pirmininkas kažkam pasakė, kad galbūt tas asmuo eis į žmogaus teisų komitetą. Paaiškėjo, kad tiesa. Tai dabar mes turime planą, žinokite, kaip jį iš ten vis dėlto išnešti. 8,5 tūkstančio žmonių, manau, džiaugiasi, kad ten planas yra. Aš nežinau, ar jis mums pavyks. Čia transliuoja, ar ne? Nu, tarp artimiausių bičiulių pasakysiu. Ir visai Lietuvai. Iš tikrųjų, situacija yra tokia, kad Justas Džiugelis buvo, kaip sakant, išmestas praktiškai iš valstiečių frakcijos. Ir jis norėtų dirbti, tęsti darbą žmogaus teisų komitete, tuo tarpu Petras Gražulis pasirodo taip pat priklauso mišriai grupiai. Taip kad, o Seime, nežinau kiek domitės, gal ir nelabai įdomu, bet paprastai, jeigu nedidelė frakcija, nedidelė grupė, šiuo atveju mišri Seimo narių grupė, nu, tai ten vienas žmogus gali būti. Tai mes iš tikrųjų tikimės, kad Justas Džiugelis išgelbės mus nuo Petro Gražulio, galbūt kitas narys iš mišrios grupės, bet mūsų kol kas preliminarus planas yra toks. Ir žinoma, kad jie beveik 9 000 parašų, jau gal mes kol kalbam jau ir 9 yra, ar ne, tai yra argumentas ir, nu, tokia, kaip sakyčiau, parama. Tiesą sakant, mes ieškojame sprendimų dar net ir nežinodami, kad yra peticija. Bet dabar, kai tu matai visuomenėje nepasitenkinimą pakilimą tokį, tai iš tikrųjų tai dar yra tas pozityvus sprendimas. Ir tiesą sakant, yra žmonių, kurie palaiko ne tik LGBT bendruomenę ir jiems artima bendruomenė. Apskritai žmonės užkniso, nes yra neteisinga, kad žmogus, kuris rėkia ir iš neapykantos kalbos realiai 20 metų savo politinę karjerą statosi, ar ne, kad jis dirbs komitete, kur kiti žmonės bando spręsti žmogaus teisų problemas. Na tai čia toks optimistinis, galbūt optimistinė žinutė. O jeigu realistinė žinutė, tai aišku, na, valdančiai daugumai jie net nesuprato, kad čia kažkas blogai, kaip Ramūnas Karbauskis pasakė, nematau jokių problemų. Tai irgi kai ką pasako. Klausimas Margaritai. Šiandien, kaip ir sakiau, Margarita teko vaidmuo toks sudėtingesnis, ne tik kalbėti iš savo aktyvistinės pozicijos, bet atstovauti ir Socialdemokratų partijos pozicijai. Žiūrime balsavimą dėl Petro Gražulio, tai Socialdemokratų partija, visai panašiai kaip ir Lietuvos liberalų partija, susilaikė, net neužteko tokio pasiryžimo nubalsuoti prieš. Anksčiau nesame girdėję ir vieningos Socialdemokratų partijos pozicijos dėl partnerystės įstatymo. Ar yra kažkiek keičiasi ta pozicija, vis dėlto partija skilo, persiformavo, ar matosi kažkokių prošvaisčių į ateitį? Aš tai sakyčiau, kad ne prošvaistės, yra kardinaliai pasikeitusi apskritai visa kryptis, požiūris į žmogaus teises ir lyčių lygybę ir į vienalyčių porų santuoką. Ir man atrodo, kad ir pats Gintautas Paluckas, jisai beje atsiprašo, nes tiesiog turėjo išvykti su kitais reikalais, jo tiesiog Vilniuje nėra, dėl to negalėjo sudalyvauti. Tai pozicija yra visiškai vienareikšmiška, kad Socialdemokratų partija palaiko žmogaus teisų diskursą ir ta prasme mes turėtume suprasti, kad yra visai kokybiškai kita partija negu tai, kas buvo iki apsivalymo nuo tos senosios gvardijos, kuri ir buvo tas didysis stabdis, sakykime, progresui ir to, kaip mes apskritai turėtumėm suprasti kairėje politinę jėgą. Liberalai nori reaguoti, Aušrinė? Aš ne apie socialdemokratus, o apie liberalus turiu kalbėti, man atrodo. Tai čia daug kas sekėte ir jaučiu, kad reikia paaiškinti, kas ten vakar įvyko. Tai iš tikrųjų vėlus vakaras jau buvo renginiai ir pati irgi buvau Vilniaus liberalų renginyje, ruošėmės rinkimams šiaip. Ir turėjome apie tai didelę diskusiją. Ir liko mūsų berods, nežinau kiek ten, 5 ar 4 Seimo narių, kurie šiandien žiauriai pergyvena dėl to, kad susilaikė. Aš gal truputį paaiškinsiu, kaip atrodo tas susilaikymo balsavimas, nes jaučiu, kad truputį
Seimo nariai Seimo salėje ir rinkėjai vertina tai skirtingai. Paprastai, kai tu susilaikai, tu balsuoji ne už. Maždaug... Bet ir ne prieš. Taip, bet tu, jeigu taip pasakysiu, prieš ir susilaikę yra skaičiuojami kaip prieš, kai reikia įstatymą priimti. Ta prasme, kad jų tie, kurie susilaiko, iš esmės griauna priėmimą. Tai jie galvojo, kad jie elgėsi teisingai, ar ne, susilaikydami, bet mes šiandien frakcijoje iš tikrųjų ryte turėjome diskusiją apie tai, ar iš tikrųjų mes tokiais klausimais turėtume, apskritai naudoti tokį kaip mygtuką susilaikymas. Ir turėjome pakankamai įdomią diskusiją ir, manau, kad visi supratom, kad reikia rinkėjams rodyti ryžtingai ar ne tą poziciją. Ir kitas dalykas, visą šiandien dieną, bet koks buvo balsavimas, mūsų frakcija buvo tiesiog stresuota, ar galim susilaikyti, ar balsuoti prieš. Tai žodžiu, šitas balsavimas iš tikrųjų mums davė daug apie ką pagalvoti, ne tik dėl čia Gražulio ar ne klausimo, bet apskritai kaip mes balsuojam ir kaip mes rodom savo valią. Ar tikrai mums kartais reikia pasikuklinti ir jeigu esam prieš, tai nespausto prieš. Tai čia toksai šiaip paaiškinimas, aš nenoriu, kaip sakant, nei išaiškintis nei ką, bet manau, kad reikia, nes daug kas ir Facebook'e tagino ir klausė, kas ten pas jūs atsitiko. Ir dar daugiau yra toks grupsas liberalų ir prijaučiančių, 1500 narių Facebook'e. Ten dabar pragaras, aš tiem Seimo nariam nepavydžiu. Nes juos tagina, aišku, mes, kurie nebuvom irgi kalami prie kryžiaus, tai žinokit, tas susilaikymas mums daug labai kainavo. Judam vis dėlto nuo klausimo apie Gražulį, kalbama ir apie kitus dalykus. Dar norėtųsi paklausti, Jūrate, gal klausimas jums dėl Stambulo konvencijos vadinamosios, tai konvencija, kuri yra dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje, kovos su juo ir šalimo ir prevencijos. Mes turėjome įvairių reakcijų ir ganėtinai simptomatiška, kad stabdoma ir kova su smurtu, argumentuojant, kad o ne, dėl konvencijos atsiras tos pačios lyties asmenų lygybė ir gal net atsiras daugiau lygybės translyčiams asmenims. Tai kaip čia taip atsitiko, kad Lietuvoje visgi persivertėm į tą pusę, kad galime gąsdinti daugiau teisų suteikimu kažkokiai grupiai, ir tai argumentuoti nepriėmimu tam tikros konvencijos. Gal galėtumėte išsiplėsti, turbūt papasakoti, kas čia vyksta politinėje arenoje? Naudojamas senas geras homofobijos ir transfobijos metodas, kurį Lietuvos politikai pradėjo naudoti, sakykime, maždaug 2004-2005 metais, kai Lietuvos Respublika tapo ES narė ir visiems pasidarė dzin. Ir kai šitoje vietoje taip pat pasikeitė aktyviai ir bažnyčios pozicija, kai bažnyčia pradėjo aktyviai, sakykime, pasisakyti prieš tam tikras ir ES vertybės, nes iki tol bent jau viešoje erdvėje buvo jaučiamas toks konsensusas. Patylėkim. Kol įstosim į ES, patylėkim. Kai įstojom į ES, man atrodo, 2007 metais buvo surinktas protestas prieš Gay Pride Lietuvoje, nors Gay Pride'as pirmasis Lietuvoje įvyko iš vis 2010 metais. Tai tą istoriją tam tikrą mes jau homofobijos ir transfobijos naudojimo politinėje arenoje mes turim žmogų, prie kurio mes nenorim grįžti, turim galų galę ir Širinskienės sparną valstiečių partijoje. Turim socialdemokratų bebrus, kurie atskilo ir turbūt dabar patys irgi nežino, kurioje ten pusė yra, kur čia pasisakyti, nors turbūt prie valstiečių šliejasi. Ir visam šitam fone ir kontekste istorinėme atsiranda Stambulo konvencija. Stambulo konvencija yra apie tai, iš esmės pasakius, kad ji pasako, kad patriarchatas egzistuoja ir tai veikia mūsų lyčių santykius. Ir kad vyrai daug dažniau muša moteris, nes dėl nelygių galios santykių ir istorinio patriarchato. Ir čia yra esminė Stambulo konvencijos žinutė, visiškai esminė. Bet jeigu tu pasakysi, kad mes norim apsaugoti vyrų teisę mušti moteris, tai tai skambės nefainai. Jeigu tu pasakysi, kad mes saugom teisę, kad jūsų vaikai nebūtų, nesusituoktų
kad jūsų vaikų nemokytų istorijos mokytojai, kurie vieną dieną yra mergaitės, kiti yra berniukai. Tai taip ir šitas konkrečiai Stambulo konvencijos pavyzdys rodo, kad homofobija, transfobija yra absoliučiai validus kol kas būdas sumenkinti, nustumti į šoną arba atsiskratyti nepatogių klausimų. Tai labai kvailas klausimas, tada toks paprastas. Tai jeigu konvencija visgi būtų ratifikuota, tai pagerėtų kur nors situacija LGBT bendruomenėje ar ne? Konvencija aiškiai pasako, kad smurto atvejais, ar ne, kad šiuo atveju reikia pripažinti transidentitetą ir translytes moteris saugoti nuo smurto. Įsivaizduoti, žmonės reikia saugoti nuo smurto. Tai konvencija ką sako? Aš irgi norėčiau sureaguoti ir aš manau, kad aš tai tokį platesnį pagerėjimą matau, nes jeigu konvencija yra nukreipta, taip kaip Jūratė labai teisingai pastebėjo, iš esmės tas įsišaknyjusias patriarchalinės nuostatas, kurias aš mėginu vadinti kultūriniu seksizmu, kuris iš esmės remiasi požiūriu, jog moteris ir visa tai, kas yra susijęs su moterimi, yra mažiau vertingos negu tai, kas yra vyrai arba tai, kas yra susijęs su vyrais. Tai tam pirmame sluoksnyje atrodo, kad viskas vėl to moterim ir tik dėl moterų. Bet iš esmės, kada tu įsigilini į tą mechanizmą, tai tu matai, kad vyrai susiduria su labai daug problemų būtent dėl to, kad egzistuoja štai toks kultūrinis seksizmas, ką aš turiu galvoje. Bet jeigu mes kažką, tai kažkokias savybės arba netgi ir profesijas nuvertinam vien dėl to, kad jos yra susietos su moterimis arba moteriškumu, sakykime, kokį nors pažeidžiamumą siejame su moteriškumu ir dėl to vyras negali viešai prisipažinti, kad jis susiduria su tam tikromis problemomis, tai ką mes galų gale turime? Mes turime didelį vyrų savižudybių skaičių, mes turime tai, kad mirtingumas nuo išorinių priežasčių vyrai ten keliais kartais neša moteris, mes turime alkoholizmo problemas, mes turime vyrų, reiškia, tai, kad jie nukenčia nuo agresijos išorinės ir taip toliau, benamystė, iškritimas iš mokymosi proceso. Bet ar mes girdime, kad apie tai būtų šnekama? Negirdime, kad apie tai būtų šnekama. Kodėl? Nes prabilti apie tai reiškia tarytum kvestionuoti savo vyriškumą. Ir tuomet gaunasi toks labai paprastas dalykas. Užtenka atsikratyti kultūrinio seksizmo, užtenka atsikratyti tos nuostatos idiotiškos, kad tai moteris yra netokios svarbios kaip vyrai. Ir čia tarp kitko visa homofobija irgi ant to pastatyta, nes tarytum homoseksualus vyras yra toks, ne visai vyras, jisai liktai ant jau užkabinama tą moteriškumą etiketę. Tai vat užtenka čia pasukti ir mes matome, kaip apskritai visa situacija, visa sistema, jinai pasidaro visiems palankesnė. Čia praktiškai visiems be išimties. Ir kažkas tai nenori, nes kažkam, tai kas yra tos piramidės, galios piramidės viršūnė, atrodo, kad jeigu laikysis įsikibę šitos struktūros, tai, tarsi čia kažkoks tai gėris bus. Nors iš tikrųjų mes kaip visuomenė sumokam be galo didelę kainą. Tomai, klausimas jums, žinau, kad norit pakomentuoti ar kažką, bet tuo pačiu ir klausimą užduosiu, nes mes kalbam dabar apie vairius dokumentus, apie kokia atmosfera yra, bet ką vis dėlto turėtų daryti Lietuvos LGBT bendruomenė, ką turėtų daryti LGBT žmonės, kad mes galėtumėm tikėtis kažkokio tai proveržio, kažkokio pajudėjimo į priekį, nes dabar turim ką turim. Turim lygių galimybių įstatymą, turim konstituciją, neturim nei partnerystės, nei santuokos, nei nekalbu apie kažkokių dar kitų įmanomų teisių plėtimą. Tai iš tiesų atsakymas iš tą klausimą labai susijęs su mano komentaru ir tas komentaras buvo susijęs su tuo, kiek dar politikai naudos homofobiją ir transfobiją ir apskritai priešiškumą prieš LGBT bendruomenę savo politiniam kapitalui krauti. Tai iš tiesų, jeigu stebint pastarųjų 5 metų situaciją, tai reikia suprasti, kad LGBT klausimas tapo, arba požiūris į LGBT klausimą, LGBT teisų diskursą tampa bendresnių indikatoriumi apie tai, kokioms vertybėms ir kokioms politinėms nuostatoms atstovauja žmogus. Nes dažniausiai, jeigu tu paklausi žmogaus ir jis pasisakys pro LGBT aspektu, tai aišku, jis ir turės kritišką nuomonę smurto artimoje aplinkoje atžvilgiu ir europinės požiūris, pavyzdžiui, Europos Sąjunga, Lietuvos geopolitinė orientacija Europos Sąjunga bus progresyvus, ar ne? Tai iš esmės, ką reikia daryti LGBT bendruomeniai, tai yra apjungti bendraminčių ratą ir balsuoti už tuos politikus, kurie yra įsitikinę,
kad parama žmogaus teisų diskursui gali nepralošti, o laimėti balsus. Tai atsakymas yra eiti į rinkimus ir balsuoti už tuos politikus, kurie duoda mums labai aišku pažadą, kad LGBT bendruomenės nariai yra lygiaverčiai Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir dar vienas aspektas, kurį man atrodo labai svarbu būtų įgyvendinti Lietuvos politinėje erdvėje, nepaisant balsavimo ir paramos už pro-LGBT ar pro žmogaus teisų diskursą pasisakančius politikus, reikia pagaliau į Seimą išrinkti atvirai LGBT asmenį, kuris atstovautų LGBT darbotvarkiai. Tai kada kandidatuosite? Aš ne apie save, bet ir taip situacija Lietuvoje paradoksali, nes tokį asmenį mes kaip ir turėjome, ar ne? Ir amžinatilsį Rokas Žilinskas, na, kaip jį žiniasklaidoje atvirai apibūdina, vadindavo savo homoseksualumą neslepiantis, lyg čia būtų kažką slėpti, bet tas žmogus atstovavo kitokiam, tam save žeminančiam ir save niekinančiam diskursui ir dėja pro LGBT klausimą jis neatstovavo. Tai šitą tikrai būtina pakeisti ir jau seniai yra pribrendęs metas turėti tokį politiką, kuris tą klausimą, o gal ne vieną politiką, gal ir kelis, kuris tuos klausimus Seimo darbotvarkėje labai aktyviai transliuotų. Noriu tik priminti, kad diskusija yra mūsų visų, kad ir kaip mes čia diskutuotumėm sėdę, jeigu kas nors norėtumėte ką nors pasakyti ar paklausti, pamojuokit ar duokit kokį nors ženklą, atnešime mikrofoną, tikrai prašom nusitraukti. Aš labai žavėdamas į Tomo optimizmų tiesiog noriu priminti kai kurias istorinės pamokas. Nes, tarkim, kalbant apie moterų teises, mes negalime pasakyti, kad moterų visai tame Seime nebūtų. Nu taip, ten dar labai toli iki to, reiškia, balanso, iki to 40%, nu bet kokius tai ten nepilnus, reiškia, 22 ten suodegytę turime. Ir tai visiškai nereiškia, kad lyčių lygybės diskursas bus atstovaujamas ir prastuminėjimas. Tai ta prasme, iš vienos pusės visai girdžiu, ką pats sakai, kad taip, reiškia atvirai LGBT žmonių, bet taip pat reikia, kad tie žmonės labai aiškiai suvoktų savo misiją. Ir kad tai yra, nu, kad pats faktas, kad tu priklausai vienai ar kitai socialiniai grupiai, visiškai nereiškia dar savaime, kad tas žmogus atstovaus tą grupę, nes vėlgi supraskime, kad ne veltui yra sakoma, kad reikia turėti bent 40%, kad tų vienos ar kitos grupės žmonių buvimas kokybiškai paveiktų pačią politiką. 40%, 30 jau ten kažkas tai prasideda. Tai aš sakyčiau, kad prasideda, kad vienas, jūs taip imkite iš esmės, kaip sakant, urmu, kad būtų iš karto tie skaičiai tokie didesni ir poveikis būtų veiksmingesnis. Aš daug labai čia noriu pasakyti. Gal dar atsiprašau, bet truputį dėl Stambulo konvencijos noriu sugrįžti. Iš tikrųjų, neapsikentusi prezidentė teikia Seimui tos konvencijos ratifikavimą. Tiesą sakant, buvo tokių baimių, kad... Neapsikentusi. Aštrus. Buvo tokių baimių, kad dabar, kadangi tie santykiai valdančių ir prezidentės yra aštrus visose kitose temose, dar neaišku, ką ten Seimas kaip balsuotų. Bet pradedant šią sesiją, Seimo pirmininkas tarp įvairių susitarimų paminėjo Stambulo konvencijos ratifikavimą. Dabar aš jau vis tiek šiek tiek pažįstu valstiečius. Manau, kad jie tikrai bandys kažkokią išlygą ten įdėti. Ta prasme, galim lažytis. Kaip Dievą myliu. Jie tikrai kažką ten įrašys, kažkokį amendmentą, kuris paneigs visą konvencijos esmę ir sakys, va, ratifikavome. Bet dabar kokia problema, kai mes turėjom tokią diskusiją, kodėl čia tos konvencijos netvirtinam ir panašiai. Tai matote, Seimo nariai, kai kurie, pasisakinėjo, kad moterų tai mušti tikrai negalima, negalima mušti moterų. Ir vyrai neturėtų mušti moterų, bet suprask, jeigu ji yra lesbietė, aš nebaigsiu to sakinio. Tai tarsi gal ir normalu. Taip nebuvo pasakyta tiesiai, bet tai buvo leista suprasti.
Ir čia vat yra ta, man atrodo, baisioji dalis, kodėl tokie kaip Tomas eis į politiką, laimės rinkimus, prisims atsakomybę, užuot ieškojęs, kas čia gali kitas. Ir darys tą darbą. Čia visiškai rimtai. Tai keletas tokių įžvalgų. Norisi truputį pasižiūrėti į priekį, žiūriu į organizatorius, niekas man nerodo ženklų, kiek laiko dar turime. 15 minučių. Tai prisiminkite, pasinaudokite progą per 15 minučių sugalvoti po klausimą arba pasisakyti, ką galvojate. Jūrate, toks klausimas žiūrint į priekį. Šis Seimas bus per 2 metus. Kaip realistiškai, ko mes galime tikėtis? Nieko. Kitas klausimas. Ne, patikslinant, tai nieko gero. Nes Aušinė, taip, sakykime, neapsikentus pasakė, kad pavartojo žodį neapsikentus, aš manau, kad neapsikentus, ta prasme prispausta ir dėl labai pragmatiškų priežasčių. Prezidentė kalbant, o kalbant apie valdančiąją daugumą, tai valdančioji dauguma yra nusiteikus labai daug ką padaryti ir yra klausimas, ką jiems pavyks padaryti. Ir tiek LGBT darbotvarkėje, tiek apskritai žmogaus teisų darbotvarkėje, tiek kad ir tas pats klausimas, kuris kabo jau kurį laiką dėl žmogaus teisų komiteto, kuriame turi greitų metų būti balsuojama, ar jie pritarė abortų draudimą ar ne. Ir tas klausimas keliauja plenarinių posėdžių salę. Tai iš tikrųjų aš matau strategiją taip kaip tokia užsienio politika, kadangi įsilavinimą šitoj srityje truputėlį teko ragauti, tai yra sulaikymo politika. Bandymas kažkaip neutralizuoti ir kažkokiu būdu sulaikyti, kad nenueitumėm ten, kur neturėtumėm nueiti. 2 metai bus tik tokie. Ar visi čia taip pesimistiškai nusiteikę, o gal mes galime tikėtis iš opozicinių partijų kažkokių tai iniciatyvų? Gal galime tikėtis, kad Agnė Širinskienė išsiautins? Gal yra ir kitų partijų čia atstovų, gal turite kokios informacijos ir galite pateikti, kad galiu tik opozicinių partijų paklausti? Gal galime tikėtis kažkokių pozityvių bandymų? Taip, žinoma, aš taip pasakysiu, pritariu Jūratei, kad iš valdančiųjų pozicijos tai bus vienas kitas išpolis ir mes dėsime pastangas, kaip sakant, jiems užkardyti, bet jie nėra kažkuo kitokie, negu buvo anksčiau valdžios. Ta prasme, žmogaus teisės niekada nebuvo prioritetas kažkokiai tai Lietuvos vyriausybei. Pasakykite, buvo? Ne. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, dabar, tai atrodo tokia beviltiška situacija, tai ką aš ten veikiu, ar ne? Tai man atrodo, ir kaip aš vis dėlto savo darbą ten įsivaizduoju, kad vis tiek yra prioritetai. Man LGBT tema, kitos susijusios su žmogaus teisų sritimi temos yra prioritetas. Ir yra ne tik partnerystės įstatymas. Mes kaip tik su Viktorija Čmilyte ir diskutuojam, ar mums vėl eiti į Seimą, į salę su tuo įstatymu ir vėl atmes. Bet yra kitų diskriminacinių įstatymų. Yra tas pats nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymas. Yra daugybė kitų temų ir mes toliau siūlysime pozityvius, kaip sakant, sprendimus. Nežinau, kiek jie vis dėlto nekeliaus į šiukšliadėžę, bet yra ne tik įstatymai, yra parlamentinė kontrolė. Ir aš galiu pasakyti, kad šiandien susitariau su savižudybių ir smurto prevencijos dabartiniu pirmininku valstiečiu Robertu Šarknicku, kad vis dėlto pirmasis mūsų posėdis naujoje sesijoje ir pirma tema, kurią mes kalbėtume, tai būtų būtent šiti pastarieji neapykantos nusikaltimai, kada yra padeginėjamos duris, ką policija daro, kaip tyria, kaip atpažįsta ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad tai gal nėra toksai pokytis, kurio mes norėtume, bet vis dėlto tie įrankiai, jie yra ir jais reikia naudotis. Tomai, koks būtų jums scenarijus toks minimum artimiausiams 2 metams, jeigu kalbėtume apie LGBT asmenų lygiateisiškumą, ką matytumėt, kokie gali būti žingsniai žengiami į priekį? Tai per pastaruosius 2 metus, kad tik per ateinančius, kad nieko neatsitiktų blogiau negu yra dabar, tai būtų labai, čia būtų programa maksimum. Jeigu kalbant apie politinę darbotvarkę
susikloščius netikėtai aplinkybės, kaip pavyzdžiui būtų galima tobulinti ar nepriiminėti tam tikrus teisės aktus, kurie gerintų padėtį. Tai pirmi 3 dalykai, kuriuos reikėtų padaryti. Tai pirmas yra reglamentuoti tos pačios lyties porų santykius, partnerystės instituto pagalba. Antras yra priimti lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą, kuris yra parengtas Teisingumo ministerijos itin lietuviškam kontekstui itin progresyvus, tiesiog reikia atsisėsti ir už jį prabalsuoti. Na ir trečias, tai būtų nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos įstatymo, būtent to straipsnio, kuris draudžia pozityviai kalbėti apie LGBT susijusią informaciją, panaikinimas. Bet vėlgi... Mes šiandien nelegaliai kalbame. Pažeidinėjam, ar yra... Jeigu kas nors gali... Jeigu yra, kai šioje patalpoje nepilnamečių, tai jums reikėtų iš tos patalpos išeiti. Viskas stojus ir einu. Alaus galite nusipirkti. Bet kai mes kalbame apie įstatyminį reguliavimą, tai vėlgi įstatyminis reguliavimas nebūtinai apsiriboja tai, ko LGBT bendruomeniai tame aktualiame momente reikia, ar ne? Ir tai nesprendžia įstatyminio reguliavimo, negali sureguliuoti policijos pareigūno, kuris atvyksta į neapykantos nusikaltimo vietą požiūrį LGBT žmogų, to negali. Ta gali padaryti tik švietimu, mokymais. Ir yra aibė tokių problemų, kaip ta pati savižudybių prevencija, kuri tikrai veikia LGBT paauglius. Net ta pati yra patyčių prevencija, kur švietimo ministerija ir prezidentės vykdoma kampanija tylia LGBT klausimais. Apsimeta, kad tokių temų nėra, nors žodis iš P raidės yra pagrindinis žodis, kurio vaikai ir paaugliai tyčiojasi vienas iš kito. Tai ką tik tai noriu pasakyti, kad įstatymai yra puikiai vieta pradėti, bet tikrai ne ten, kur reikia sustoti. O atsakant į klausimą per artimiausius 2 metus, kaip ir sakiau, kad tik niekas nepasidarytų blogiau negu yra dabar. Margarita, kokių jūs turite vilčių ir gal kažkokių socialdemokratų partija turi planų artimiausiems 2 metams? Žinot, aš kaip ir neįpareigota, ta prasme, nesiruošiu tokiam klausimui, tai aš planai, mes irgi esame opozicija, tai aš įsivaizduoju, kad tai, ką Tomas pasakė, kad išlaikyti status quo būtų pats geriausias dalykas, koks gali nutikti, nes yra truputį toks, tokia truputį baimė, kad Aušrinė pasakė, kad kadagi tie žmogaus teisų klausimai buvo prioritetas. Prioritetas tarsi ir nebuvo. Ir mes visat buvom nepatenkinti, dabar čia kalbu kaip iš aktyvistės pozicijų, kaip dirbdavo žmogaus teisų komitetas. Bet kai išrinkdavo, ateidavo kita Seimo kadencija ir susirinkdavo tas kitas žmogaus teisų komitetas, tai mes tą pirmąjį prisimindavom kaip praktiškai visiškai fantastiška. Ir kai jau galvodama, kad jau tokio blogo kaip dabar yra būt negali, ateidavo kitas Seimas ir pasirodydavo, kad yra dar blogiau. Tai dabar jau per tą laiką aš supratau, kad kiekvieną sykį, kai tu pagalvoji, kad blogiau būti negali, pagalvok dar sykį, nes gali būti dar blogiau. Tai aš manau, kad šitoje situacijoje iš tikrųjų būtų idealu atlaikyti tai, ką mes turime, nes, man atrodo, kad vis tik tai naivu tikėti su tokia Seimo daugumos sudėtimi, kad tu čia gali kažką tai tokio labai progresyvaus padaryti. Bet labai ruoštis ateinantiems rinkimams, labai galvoti, ką mes išrenkam. Ir kad tie mūsų prioritetai, aš suprantu, kad žmonėms visą laiką, ekonomika, socialinė padėtis ir taip toliau, tai yra skaudus dalykai, tu negali jų atmesti ir jie iš tikrųjų yra labai svarbus dalykai, nes mes matome, kad tose visuomenėse, kur, sakykime, yra didelė socialinė skirtis, yra didelis nesaugumas, yra labai paprasta manipuliuoti žmogaus teisėmis, yra labai paprasta atrasti tuos atpirkimo ožius ir gąsdinti tomis pažeidžiamomis grupėmis, tai šitų klausimų mes atmesti negalime, bet galvoti, kad yra įmanoma sukurti visuomenę saugę, pažangę, ignoruojant žmogaus teises, tai irgi yra visiškas toks atsilikimas. Mes negalime, net ir kalbėdami apie socialiai jautrias temas, likti 20 amžiaus pradžios diskurso lygyje. Mes turime suprasti, kad žmogus gali patirti nelygybę ir neteisybę kaip socialinių plotmėje, taip ir tai, kas liečia tapatumus, žmogaus teises ir visus kitus dalykus. Tai aš tiesiog manau, kad tai yra ir namų darbai, mums rinkėjams, nes aš neseime, tai aš irgi kaip ir rinkėjas esu, bet ta prasme, mums rinkėjams tai irgi yra didelė užduotis, nes kartais taip naivokai atrodo, išrenkam tos 141, ir dabar įsivaizduojam, kad jie patims ir čia viską sutvarkys. Bet iš esmės tas visas aktyvizmas, ar peticijų pasirašymas, ar išėjimas į gatves, ar kažkokia kita
kitų būdų savo valios pareiškimas, tai irgi yra labai svarbus dalykas. Ir, nors atsiprašau, kad labai ilgai šneku, bet, gavau mikrofoną, tai aš jau čia šnekėsiu dabar. Jau aš nutraukti turėsiu, nes liko kelios minutės. Jo, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad politika nesusiveda vien tik tai į Seimo narius. Politika daro labai įvairios visuomenės grupės. Ir žvaigždės politika daro, ir aktyvistai politika daro, ir kiekvienas asmuo, kuris turi tos valios, daro politiką. Tai tiesiog pradėkime daryti politiką tokią, kokios mes jos norim. Jeigu turite ką pasakyti arba norite paklausti, tai dabar yra tas šansas, nes liko kelios minutės. O, puiku. Gerai, nešu mikrofoną arba kažkas gal... Prisistatykite, jeigu norite, jeigu nenorite, galite neprisistatinėti. Kas kelia ranką? Sveiki, dėkui už diskusiją. Aš tikrai tą klausimą turiu, ar jūsų nuomonė yra LGBT draugiškas kandidatas būsimuose prezidentiniuose rinkimuose? Ir konkrečiai gal Seimo narėms klausimas, galbūt planuojate iškelti tokį, apie kurį mes dar nežinome? Ačiū. Dar kažkas kėlė ranką, tai gal to pačiu ir kitą klausimą priimkime pasisakymą. Čia į priekį per dvi eilės. Pakelkite ranką, kas norėtų pasakyti. Ai, čia gal šiaip. Gal vakasės. Supratau. Gerai, tai kas apie prezidentinius rinkimus pakomentuos? Nu, čia toks liūdnesnis klausimas, man atrodo, nes kol kas nematyti, kas nesirangytų, ar ne, atsakinėdamas į šitą klausimą, nors aš manau, kad individualiai net ir dabar paėmus tuos žmonės, kurie jau matyt kandidatuos, matyt, jie kaip žmonės, kaip piliečiai turi atsakymą ir jis yra palankus LGBT bendruomeniai. Klausimas, kaip jie tai komunikuos, nes tą dieną, kai jie pasakys, reikia partnerystės, kažkas iš konkurentų, kaip sakant, mėšlo kibirą ant galvos su neapykantos kalba ir taip toliau. Tai, bet aš asmeniškai irgi galvoju rinktis, kai rinksiuosi ar ne ką palaikyti ir padėti rinkimuose, tai bus vienas iš kriterijų, kad žmogus nuoširdžiai tikėtų šitą idėją. Ir mūsų liberalų partija yra iškelusi Petrą Auštrevičių į prezidentus, aš žinau jo asmeninę nuomonę, jis yra tikras liberalas šiuo klausimu, galbūt norėtųsi aktyvesnės kampanijos, ir mes žinome, kad tai nėra tas topinis favoritas, kuris šiuo metu yra reitingų viršūnėse. Todėl reikia ieškoti, ko gero, ir stengtis tuose besirandančiuose atsakymuose išvelgti, ką iš tikrųjų žmogus kaip pilietis galvoja. Ne kaip ten kandidatas, o kaip tiesiog pilietis. Dar viena reakcija. Žinau, kad nelabai atsakiau iš tikrųjų klausimą. Reakcijos tik trumpai prašysiu, nes kažkas dar kelia ranką, bet nespėjau pamatyti. Labai trumpa reakcija buvo, kad... Palaukit, sureaguos ir tada atnešim mikrofoną. Sakau, kad Aušra Maldeikienė yra paskelbta. Ai, Aušra Maldeikienė. Tai Aušra Maldeikienė tikrai pakankamai aiškiai ir nedviprasmiškai tai deklaravo. Aš norėčiau truputėlį, jeigu kalbant apie favoritus, tai pas mane kompiuterį buvo toksai video, jis buvo nudaugintas iš Laisvos visuomenės instituto. Ir atsitiktų man, aš taip laukiau, kada Nausėda paskelbs, kad jis kandidatuoja, ir aš taip norėjau socialinėse tinkluose pasidalinti jo video ir jo įžvalgomis tiek apie abortus, tiek apie tos pačios lyties asmenis, bet neseniai tai buvo nutekinta ir manau, kad nemažai kažkas iš jų matėt. Ir aš tikrai labai raginu, kaip ponas Nausėda pradės aktyvesnę rinkimų kampaniją, nes šiuo metu jis tikrai labai stipriai pirmauja, klausti šito klausimo ir padėti ponui Nausėdai pakeisti poziciją. Ar norėtumėte dar sureaguoti, gal mikrofoną atnešti jums? Tik tais apie Maldeikienę komentaras. Tai kadangi mūsų laikas visai pabaiga, kažkaip nespėjome turbūt paliesti ir žiniasklaidos temos ir apskritai LGBT asmenų saugumui arba kasdieniam gyvenimui, politikai tikrai nėra vieninteliai, kurie turi įtaką. Galbūt kiekvienas po trumpą komentarą visgi tokį pasižadėjimą. Ką jūs darysite artimiausius 2 metus? Galima ne nuo manęs pradėti,
Na, aš tai iš tikrųjų dirbsiu toliau darbą Seime, kelsiu tas temas, kurios yra svarbios, nes tai yra tiesiog elementarus teisingumas. Visi žmonės turi būti lygus prieš įstatymą, visi turi jaustis saugus ir netgi jeigu norime ekonominio argumento, tai jis irgi yra. Štai neseniai su Tomu buvome susitikę su viena milžiniška žinoma pasaulyje įmonė, kuri nori kurti darbo vietas Lietuvoje. Spėkite, ko jie klausė mūsų atskirame susitikime. Jie klausė, o kaip čia jaučiasi LGBT žmonės, kokia yra politika LGBT klausimų ir kaip jausis mūsų darbuotojai, jeigu bus LGBT žmonių, o jų bus, kaip jie čia jausis. Tai irgi yra labai svarbus elementas, kuris turi milžiniškos įtakos ekonomikai. Tai aš noriu tiesiog pasakyti, kad reikia matyti ir tą pusę atskleidinėti ir toliau tiesiog dirbti tai, kas yra suplanuota. Čia jau aš apie save jau pagalvoju. Tai man atrodo, čia Biga, ne? Tai man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų savo aplinkoje, nesvarbu, ką mes dirbtume arba nesvarbu, kokia būtų mūsų aplinka, galime daryti tuos pokyčius savo asmeniniu pavyzdžiu. Tai mano pasižadėjimas šioje situacijoje, kad savo asmeniniu pavyzdžiu, toje aplinkoje, kurioje aš esu, aktyviai kalbėti apie šitas problemas ir laikytis labai nevienareikšmiškos pozicijos, kad tikrai pokyčiams jau pribrendo metas. Margarita? Dar nepažadėjo, kad kandidatuos. Aš noriu nuo Tomo nusirašyti viską ir pasakyti, kad savo asmeniniu pavyzdžiu, tai gal truputį kitokiu negu Tomas. Iš esmės, ką darėm, tą darysim. Mėginsim būti tą dambą, jeigu dambų nereikės būti, mėginsime stumti kažkokius progresyvus pokyčius į priekį. Bet aš irgi labai tikiu tuo, kad LGBT bendruomenės situacija yra labai stiprus lakmuso popierėlis, juolab, kad čia viskas yra labai susiję, ta prasme, tas failas, kurį aš dažniausiai atstovauju, kuris yra susijęs daugiau kaip ir su lyčių lygybė, bet šitos dvi temos jos yra suaugę kaip du suporinti genai, taigi viena tema negali progresuoti be kitos. Tai... Matot, oponentai vis dėlto teisūs, besipriešindami. Ne, tai jie teisūs, tai bet... Tai ta prasme, tiek, kiek sveikatos bus, darysime tai, ką galime. Jūrate? Aš tiesiog gyvensiu savo gyvenimą toliau ir manau, kad būtų smagu, kad LGBT žmonės gyventų savo gyvenimą taip, kaip nori toliau Lietuvoje ir savo gyvenimu rodytų, kad mums nesvarbu, ką jūs minėjot. Mes esam čia, mes darom tai, kas mums yra svarbu ir mes esam, prasme, neišnyksim. Tai manau, kasdienės patirtis ir kasdieniai mūsų gyvenimai yra patys svarbiausi. O aš sekmadienį ateisiu į Kreivių kino festivalį su vaikais. Linkiu jums irgi ateiti į kitus Kreivių festivalio filmus. Ačiū festivaliui už tai, kad atvežė šią nuostabią moterį dar kartą. Amžinatilsį jai. Tikiuosi, kad mes irgi džiaugiamės susipažinę su ją. Aš bent jau labai džiaugiuosi. Ir tikiu, kad daug kitų atradimų dar išgyvensime atėję į kitus Kreivių festivalio filmus. Gražaus jums vakaro, ačiū, kad buvot kartu.